Kur mama tavo? Ai, pas karvius liuobėsi. Ką daro? Liuobėsi, nu. Nu, meldžiasi. Meldžiasi? Nemeldžiasi. Nemeldžiasi, meldžiasi. Sėdi bernai, geria alų ir žiūri streamą. Galvoju, kokį žaidimą nelolašė. Kažkas panašaus. Fainai. Susėdė šaika. Streamina. Ženeiva. Vakarop atėjau paklausyti skambančių varpų. Labai gražiai susiklausė. Taip, širdį ramina. Ir dar vieną kitą kontrabosą. Čia violončelės nepasakysiu. Tiesiog gerai, priklausėm, bet kur miegot šiandien. Pats laikas keliaut, susirasti, kur prigult. Gal smagu klausyt čia, pasirėjimus kitiem. Bet man apie nakvynę reikia galvot. Tad iškeliauju. Dar vakarienės nusipirkt prieš naktį. Agurkas, morka, riešutai. Kol kas tiek išsirinkau. Daugiau nežinau, ką noriu. Parduotuvė. Ką čia prinorėsi, kai tokia nakvynė, tik tai kažką užkast. Ir gult. Pamatau be guldamus, ką bomžerą šalia. Na ką, dviesi miegosim. Aš įsipatoginau su marškiniukais, plembas smirdėjo nuo kaimyno. Ir naktį. Girdžiu, kažkas krebžda jau. Draugelis išvarė kažkur, matyt taros parinkti, o aš žiurkis pastebėjau, kad aplinkui pas jį daiktas įsisuko kelius. Dar kaltis vienas su kitu pradėjo, tai pafilmuoju žiurkyčių, pamatysit, va matosi prabėgo. Tamsumoji žiurkės, su tokiom pamiegojus, nebesinori ilgai būt, keliuosi, susirenku daiktus, išeinu į miestą. Tai miego, galim pasakyti, valandėlę šią naktį. Naktiniai rygo judesiukas, čiuku makaliuko, kažkas su policija. O policija sustoja prie mano draugelio, kur aš ryte pomidorą dalinausi. What's going on? Going on. Ką jau? Vėsi visoje gatvėje. Jis su muzika. O dar ir jie yra. Rygos senamiestis. Ankstų rytą. Trečiam visada valgau lašišą. Šį kartą silkutė, agurkas ir bagetutė. Einu pavėsi kažkur, atsisėsi, pailsėsi ir, sakyčiau, paėsi, bet žmonės valgo, tai pavalgysim. Kaip iš tos dainos? What's going on? O čia sesė, pabiški čimpirim, pumpurum ir savo ramiai kalniuko nušokinėjai. Iškart į dylę prisimenu, būdamas toli nuo jos. Čia vieną dainą filmavo, aš toks vienišas, jaunas, keliai toli, bet keliautojas, lindus, lėtinė,
Aš ieškau paslapčių. Randu paplūdimį, čia ir nusimetu kuprinę, apsiprausiu, iššoku niurką ir išsičiupinu. Tai po metrą vis artinuosi link oro uosto. Rytoj skrydis, tai po biškį atrandu tiltą be pabaigos. O čia matos kažkas jau nušokęs, tvora pralaužta, kažkas su mašina išjungt vidury niekur. Va tai va, kirbeliukas nuo saulės. Ir tolimas kelias dar visai iki oro uosto, pamatau gražų taką tokį. Bažnyčia uždaryta, pasimels neišeina. Apsisuku nuo to durų. Faina bažnytėlė tokia, bet nepavyko. Išeinu pro vartus, iškart ženklas vėl 30. Trejetukai mano skaičius, tai aš keliauju, kur veda trejas. Tai palaukiam, kol mašinos pravažiuos. Ir varom pro geležinkelio bėgius link 30. Keliaujam tiesiai. Nu va, artėjau prie sankryžos, neaišku, eisim tiesiai, į kairę suksim ar į dešinę. Ir matai 30, reiškia, sakai į dešinę. Ten daugiau nieko nesimato, einam šitą kryptį. Ir taip keliauju, kol vėl kokį ženklą pamatai. Būna užkliūna akis už kažko. Kažkas mergalkė sujungia policiją ar nukrenta daiktas koks sudužta. Tai maždaug ten ir traukia. Čia išgirstu, kad mažą šuniuką pjauna didelis vilkšunis, tai čia incidentas eina sau buvo. Ką, telefoniuką pasikraunu, reikia pradėti nakvynės antros ieškoti Rygoj, kur čia kažkur nupučia vėjas mane ir atsirandu prie namo, bet labai uodai kanda, tad... Again. Išvažiuoja. Ačiū policininkam. Pakėlė, pažadino, sako, keliauk, o uodai lesa, kanda. Jetau. Na gerai, būčiau nepamegojus vis tiek dėl uodų. Tad nakvynė prie geležinkelio irgi pasirodo prasta. Keliauju užmigt šalia verdančio kunkulo prie namo. Ir prie namelio visai gerai kokias 4 valandėlės naktį. Pirkau pusryčių Selivį. Ką žinau, šprotai, agurkas, morka, riešutai ir batoną norėjau, bet brangus visi, tai krosaną be sviestinį, be nieko. Sakiau, be cukrus gyvensiu, tai nenorėjau, kad jis karamelė būtų ar su kokiu šokoladu, tai tokie pusryčiai biški per brangiai kaip tos Elivė, bet na ką, yra kaip yra. Kas čia dainuoja? Ne Underlife'as? I love my life. Man atrodo, Underlife'as. Reikia valgyti įdomioj vietoj. Norėčiau kažkur gal šitos dangoraižius viršui užlipus. Kaip ir Europos dangoraižis, baigės 31. Užrakinta. Lipam žemyn vieną. Žiūrėsim, kuris atrakintas bus. 100 aukštį realiai. Bet vieni kolidorium ir visur tokie langai. Gali biški kažką matyt. Apačioj mašinos važiuojančias. Daug mašinyčių. Bet tik tiek. Įlipu jau liftą. Paspaudžia moteris kartu. Aš galvoju patį viršų dar kilsiu. 25 šitam name. Nes ne 31 aukštas. Žiūri 13 paspaudžiu. O 13 skaičius mano žinot aš. 3:30 spaudžia 13. Sakau, hello, are you speak English? Nelabai moteris sako, morka nulaužė. Nu va, pasisekė, mane įleido, gal ne 31 aukštą, biški žemiau. Tai sakė arbatos liktai. Nu va, pavyko man patekti pas ponę Laimą. Rusiškai labai sunkiai kalbėjom, bet kažkaip tai susišnekėjom. O buvo taip. Galvoju, kur pavalgyt. 3 daugiabučiai stovi. Nufilmavau, parodysiu. Kuri čia patekt. Užkilo vaita. Antra.
Patenku pro duris, užlipu peškom į 31 aukštą. Kaip Europos dangoraižį, tiek pat aukštų. 31. Šlapis visas, 13 jau nusirengiu. Gal ne 13, 20, 13 pasižymiu, kad esu nepasisioju, bet ten pliusiuką užsidedu savo su markeriu, kad buvau Prancūzijai tą pradėjau daryti. Ar Italijai. Nebeatsimenu, kažkur jau, seniūnai, parašą palieku, kad buvau. Nu ir karoči, užvarau į viršų, nueinu į 30 aukštą, nes 31 užrakintas, matyt ant stogo. 30 aukšte atidaro mergina, paskambinu duris ten, ženkliukas, toks lipdukas yra. Atidaro mergina, sakau, hello, maybe speak English, sako, yes. Sakau, leis pas tave pusryčių suvalgyti. Ne, sako, aš viena gyvenu, man baisu, aš tavęs neįsileisiu. Ir uždaro duris. Tada leidžiasi 28, 29, 28, 27. Per visus praeinu, girdžiu, akutė prasidaro, pažiūri, į neįleidžia. Ką netekęs vilties, einu į šitą namą, nes ten buvo nam. Ateinu čia, laukiu prie durų, nes visur čipai. Įleidžia vyras toks su šuniuku. Ir einu į liftą, kartu žengia. Dar prieš tai istoriją ten su mergina viena, su vaikinu pašnekėjau angliškai. Ir žengia tokia moteris. Aš ją pradedu kalbinti, bet angliškai sunkiai, tai rusiškai pradedam kažką, bet man rusiškai. Ja čiai тебе doma. Bando kažką, ką žiūri mane, ką tu čia nori, bet kaip ir tokia nedrasi, kaip ir įsileistų mane. Sako, gal, ką čia radau? Sektuką plaukų, gerai pravers gyvenimą. Sako, Sako, gal translate'ą? Nu, bandom translate'ą. Įsijungiu translate'ą, pradedu, kad nereiktų rašyti, o žodžius iškart įvesiu. Sakau, labas, esu keliautojas, keliauju į Nepalą, ar galiu pas tave išgerti puodelį arbatos? Na, atsisko į mane, sako, tu lietuvis? Jo, sako. Sako, aš irgi Laima, Modestas. Tai Laimutė padarė man nuostabioji arbatos. 13 aukšte gyveno, koks sutapimas. Vėl tas 3 skaičius. Išgėrėm, pašnekėjom apie vyrą, apie vaikus, apie katiną. 3 metai gyvena čia, paskui grįš į Lietuvą. Ačiū Laimutė tau už visą šitą nuotykį, už skanę arbatą ir iki kitų susitikimų. Ika kilometras iki oro uosto, einu takais nepramintais, gal kažkada bus čia takas, medžiai, miškai. Na ir va, kažkoks gražus medėlis auga, ten tolumoj lėktuvas kyl, ateinu aš, pakilsim kažkada. Nu, per kelias dienas jau kojytės biškį pritrintos, pailsinu. Karvę sutinku, prie karvių pasifilmuoju biškį ir pamatau šaikelę. Paprastą dieną su X333 gražiais numeriais atvarė veikint. Veikina vien panos, bachūrai sėdi, čilina. Ir kas svarbiausia, fotografija išsitraukė, fotiką, pafotkė, laptopai atidaryti, šuniukas laksto. Ir man tas čilus vidury savaitės, kad taip gali būti. Pirmadienis, man atrodo, ne vidury savaitės. Wow, kaip sužavi jų gyvenimas. Kas svarbiausia, veikina tik panikės. Bachūrai sėdi, turi savo reikalų. Na ir pasiekė oro uostą, jau Rygos oro uostas. Keliausim į Stokholmą. Pirma stotelė bus iš Rygos Stokholmas. Europiečiai, Stokholmas, paskui stotelė Budapeštas. Į Budapeštą Dubajų, kai skrisim, jau prasidės ir ne europiečių. Sutrinku draugelį, pasifotkinam, vardą pamiršau. Kai jūsų kuprinė yra per didelė, sveria per daug, o reikia ir nėra patekti. Darot va šitai. Visus rūbus apsirengėt ant savęs, o daiktus sudedate į duty free maišiuką. Duty free maišiukė daiktai, kuprinė susilanksto į mažutę, kuri tilps, o visi rūbai, kiek turi, apsirengia ant savęs. Ir taip labai paprastai gali keliauti ir su daug sunkesnė ir didesnė kuprinė negu leidžiu. Bet ne lagaminų, jau nesulankstys.
Warner Bros. Pictures представляет Камерон Диаз, Стивен Сигал, Жан-Клод Ван Дам и Джеліна Джоплін для фільму «Зомбі Швіден». 2 valandas miegu, truputį mažoka, nusiplaunam veidą, apsiprausiam, išspjaunam skreplionką ir biškį nusišluostam. Ir šitas visas procesas jūs atveda į laimę, į šypseną begalinę. Nebereikia nei miego nieko, vandeniukas nuplauna visas bėdas. Toliau imamės mankštelės ir pratimėlį, vieną kitą, ką prajudint kauliuką.